Nu, nebent vėl grįžtam prie tų pačių temų, ar ne? Taip. Vaikai, šeiminiai santykiai, Taip, gyvūnai. tos gyvenimiškos situacijos, kas yra su gyvenimu, ir komiškos tos, situacijos. kurios jau pas mus per tūkstantmečius nusėdę instinktuose, tai tada taip. Jeigu tavo produktas, bet vėlgi čia labai priklauso nuo to, koks tavo produktas. Ne visur tu gali pritempt prie šitų bazinių temų. Aišku, yra ir kitų instinktų. Bet mes čia kalbam apie tas didžiasias marketinginės Taip. kampanijas, kurios yra daromos arba sezonais, arba metais. Ne? Tada, kada išeina, tarkim, jeigu drabužiai, tai yra vis tiek, tai yra kolekcija tų metų, ar ne? Automobiliai, nauji, taip, faceliftai, sakykim, kas metus, kas daugmaž 3 metus išeina nauja karta, ar ne? Ir kiekvienas gaminys skirtingas. Kaip, pavyzdžiui, maisto gali bet kada iššauti koks nors naujas produktas su nauju įvaizdžiu, ar ne? Sakykim, pieno produktų kažkokios tai gamintojas, ar ne, jis taigi leidžia ir grietinį, ir varškę, ir sūrelius, ir taip toliau. Tai ir kiekvienas jų produktas turi skirtingą pozicionavimą, ar ne?